aiškiai ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Taip, yra daugiau tokių dalykų, kurie yra kaip viena, kaip de jure, juridiškai, teisiškai, o praktikoje matome, kad ne visada tai išvelgiame. Visi mes esame išteisinti, turime teisumą, bet praktikoje, kai pasireiškia tas teisumas labai skirtingai. Vieno gyvenime labiau, kito mažiau. Visi mes esame šventi, pašventinti. Ir vėlgi tas šventumas nevienodai pasireiškia. Štai kodėl apaštalas Petras sako, būkite šventas tasai, kuris jūs pašaukė ir jūs tapkite šventi visų savo elgesių. Čia irgi panaši situacija. Tai ką, mes dar nesame šventi, kad apaštalas Petras sako, tapkite šventi. Jis sako, tapkite šventi visų savo elgesių. Kaip vienas pastorius yra pasakęs, taip įstrigo tą frazę visam gyvenimui. Mes turime tapti tuo, ko jau esame. Iš vienos pusės. Taip ir Kristuje, taip mes esame vienas kūnas, bet ta vienybė dažnai sušlubuoja, galbūt nepilnai suprantant, kokią mes bendrystę turime Jėzuje Kristuje. Apaštalas Jonas sako, jeigu vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Dažnai cituojama eilutė iš 1 Jono laiško. Ir jeigu paklausčiau pamastyti, o kaip tu žmogau, broli, sesė Kristuje, supranti tos žodžius, mes bendraujame vieni su kitais. Taip, žiūrėk, jeigu vaikščiojame šviesoje, čia matome kaip tokią pareigą ir matome taipogi privilegiją, tokia jo sūnaus kraujas apvalo mūsų nuodėmes. O kągi reiškia tas bendraujame vieni su kitais? Ar tai yra tik teorija, kas reiškia, kad Kristaus kraujas apvalo nuo visų nuodėmių, bet jų kraujas tai ne vienas nuo kito, iš mūsų ateina tas apvalantis kraujas. Tas kraujas ateina tai nuo Jėzaus, reiškia, nuo bendrystės su Jėzumi priklauso tai, kad Kristaus kraujas nuolatos nuplautų mano nuodėmes. Bet Jonas pabrėžia čia bendrystę vieną su kitu. Reiškia, tie dalykai yra taip susiję, kad tu jų negali atskirti. Aš noriu, kad Kristaus kraujas nuplautų mano nuodėmes, todėl Jėzau, aš noriu turėti bendrystę su tavimi, bet bendrystė vienas su kitu, jinai man netokia yra svarbi. Tie dalykai yra neatskiriami. Čia panašiai, kaip aš jums duočiau monetą ir sakyčiau, atskirk dabar vieną pusę monetos nuo antros pusės. Sakytumėte, Kęstuti, tu čia kvailys esi, tokį kvailą dalyką manęs prašai padaryti. Tai yra neįmanoma. Bet kartais žmogus pasistengia tai padaryti. Mūsų kaip krikščionių toks pirmutinis tikslas yra palaikyti teisingus santykius su viešpačiu Dievu. Per Jėzų Kristų mes ateiname pas Dievą ir turime artumą su juo. Kai Kristus mirė, šventyklos uždanga plyšo pusiau ir kiekvienas tikintysis ateina į Dievo artumą, turi bendrystę su juo. Užmegzti santykiai su Dievu, kaip su dangiškoju tėvu. Ir todėl, kaip krikščionių, nuolat turime pažiūrėti, kaip mums sekasi vaikščioti šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, kad tie santykiai su Dievu būtų teisingi. Ir raštas sako, mylėti viešpatį visą širdimi, visą sielą, visų proto, visomis jėgomis, savo artimą kaip save patį. Tačiau taipogi neatsiejama nuo to santykių su Dievu yra mūsų santykiai vienas su kitu, mūsų bendrystė vienas su kitu, kaip jį praktikoje turi pasireikšti mūsų gyvenime, kad tai nebūtų tik tai tušti žodžiai. Štai šį rytą jūs čia susirinkote, kas gali, gal kažkas dirba, kažkas gal serga, kažkas gal keliauja, Dievas mato ir nereikalauja neįmanomų dalykų. Taip, bet kai yra galimybė, mes su džiaugsmu veržiamės ateiti čia. Dėl to, kad dėl tosios bendrystės, kurią turime Jėzuje Kristuje. Taigi meilė tarp krikščionių, ji leidžia pasauliui pažinti, kas mes iš tikro esame. Kai ir Jėzus sakė, iš to pažins, kad esate mano mokiniai, jeigu mylėsite vienas kitą. Ir ar įmanoma meilė vienas kitam atskirti nuo bendrystės vienas su kitu? Tai yra neįmanoma. Taip, kai kažką tu myli, tu nori su tuo bendrystės. Tai gali būti net ir daiktas. Jeigu tu labai myli ten kažkokią tai muziką, tu klausai tą muziką. Reiškia taip, čia toks, svarbu, kad netaptų stabu. Bet čia aš kalbu apie tą daug kilnesnę meilę, tą agapę meilę, tą krikščionišką meilę. Taigi vienybė, vieningumas tarp bažnyčios narių, tai gali padėti netikintiesiems, taipogi
įtikėti Jėzų Kristų, pamatyti, štai jie turi to, ko neturi pasaulis. O pasaulį pasižvalgius matome tikrai skaudų vaizdą. Žmonės žudo vienas kitą, kariauja vienas su kitu, o juk visi mes esame tolimi giminaičiai. Raštas sako, iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę. Adomas ir Ieva yra mūsų giminaičiai tolimi. Mūsų prosenelis ir prosenelė. Taip, bet pažiūrėkime, kai nuodėmė atėjo į pasaulį, brolis nužudė brolį. Pirmoji žmogžudystė įvyko. Taigi, mūsų santykiai vienas su kitu yra itin svarbus, todėl Dievo žodis itin daug kalba šią temą, ką turime daryti vienas kitam, kaip turime vertinti vienas kitą, kaip turime gyventi, sugyventi tarpusavyje. Visa tai paliudija, patvirtina mūsų bendrystę arba priešingai mūsų priešiškumą vienas kitam, kas visiškai nedera vieno kūno nariams. Kartais galima išgirsti sakant, mano tikėjimas tai mano asmeninis reikalas. Kokie čia dar vienas kitam, kokia dar bendrystė. Aš namie pasimeldžiu, rašto turiu, Dievas žino mano širdį ir žino, kaip aš jį stipriai myliu. Bet raštas taipogi sako, kas myli gimdytoją, tas myli ir iš jo gimusį jį. Taip kaip jūs mylite savo gimdytojus, tėvą ir motiną, taip jūs mylite ir kitus gimusius iš jūsų tėvo ir motinos, tai yra savo kraujo brolį ir seserį. Aš niekam netrukdau, niekam nesu nieko įsipareigojęs, nieko neprivalau, iš kitų taipogi nieko neprašau, neprašysiu. Ir tai yra liūdna girdėti tokius žodžius, tai parodo, žmogus nesupranta ne šiaip, kad daug, ko nesupranta, jis nieko nesuprato kol kas apie krikščionybę. Tačiau ką apie tai sako Dievo žodis, ką Dievo žodis sako apie krikščionių požiūrį vienas kito atžvilgiu. Ar tikrai krikščionys nieko neskolingi vienas kitam? Ar tikrai jie nieko neįsipareigoja vienas kito atžvilgiu? Ar tikrai jie nieko neprivalo niekas kitam? Raštas sako, viešpats Jėzus ragina, sako, gyvenkite taikoje vienas su kitu. Čia vienas su kitu, ką tai pasako? Tai nereiškia, kad tu žmogau privalai gyventi taikiai mano atžvilgiu, bet tai manęs neliečia. Visi tie paraginimai vienas su kitu, vienas kitam, jie pabrėžia abipusius veiksmus. Čia panašiai kaip žaisti tenisą. Tu negali vieną žaisti tenisą. Ir negali, kad jeigu antrą žaidėją pastatysi, jis gerai pastovės rankas nuleidęs. Tu jam muši kamoliuką, o jisai stovi kaip stulpas ir nieko nedaro. Žaidimas nepavyks. Nors tu ir 10 ten žaidėjų sustatyk. Jie turi taipogi dalyvauti tame žaidime. Taip ir šioje srityje patarnavimas, meilė, vienas kitą laikyti aukštesnių už save, tai yra abipusis dalykas. Ir tai yra itin svarbus dalykas, kurio dažnai galbūt nepakankamai suprantame mes. Ir taigi viešpats sako, gyvenkite taikoje vienas su kitu. Ir kągi tai reiškia, kaip tai įgyvendinama. Pažiūrėsime šiandieną į keletą tokių punktų, priminimų, visų aišku neaprėpsime jų. Bet kai kuriuos iš jų, kurie mums primins galbūt kažką, pažadins viduje, kągi reiškia gyventi taikoje vienas su kitu. Taip, visų pirma, turime suprasti tą vienybę, kurią turime Jėzuje Kristuje. Viešpats kalbėjo kalno pamoksle palygindamas mokinius tikinčiuosius Jėzumi Kristumi su šio žemės druska. Ir jūs kasdien naudojate druską namie daugiau ar mažiau ir suprantate, kam yra reikalinga, taip, jis suteikia skonį ir taipogi apsaugo nuo gedimo. Ir jeigu druska prarastų tą savybę, jinai nebebūtų jau druska, ji būtų nebereikalinga, niekam tinkama ir reikėtų ją tik išmesti. Taigi šiuo atveju tai yra ir prieskonis, ir apsauga. Ir rašte sakoma, turėkite savyje druskos, taikiai sugyvenkite tarp savęs kontekste, sako viešpats. Taigi, tai yra vienas raginimas, tie du dalykai neatskiriami vienas nuo kito. Ir jeigu krikščionys kariauja vienas su kitu, jie tikrai nedarys likusiam pasauliui tosios įtakos, kurią turėtų daryti kaip šios žemės druska.
Jie bus praradę savai surumą. Dėl tokios priežasties apaštalas Paulius jis rašo Korinto krikščionims: broliai, viešpaties Jėzaus Kristaus krauju maldauju jūs, kad vienaip sutartumėte, pas jūs nebūtų susiskaldimų, būtumėte vienos dvasios, vienos minties. Ir buvo problema Korinto bažnyčiai. Vienas sakė, aš esu Apolo, aš esu ten Kefo, ir buvo tokios kaip frakcijos atsiradusios. Ir tai nebuvo panašu į tą vienybę, kurią Dievo vaikai jau turi Jėzuje Kristuje, kaip viename kūne. Ir štai įvairūs nesutarimai, jie kyla dėl to, jeigu nėra tosios vienos dvasios, vienos minties. Tai nereiškia, kad mes turime turėti vienokią nuomonę, kokia spalva gražesnė, ar koks patiekalas skanesnis, ar koks maistas yra teisingas, koks neteisingas. Šioje srityje kiekvienas gali turėti savo nuomonę ir ne viena iš jų nėra nuodėminga ar šventa, bet yra kiti dalykai, kurie yra susiję būtent su mūsų ėjimu, vaikščiojimu su Jėzumi Kristumi, Jėzaus Kristaus siekimu. Tam mes turime turėti vieną standartą. Mes turime tą standartą. Jame nekalbama apie kulinarinius receptus, apie kokias sporto šakas sportuoti, bet apie tas tiesas, kurios apibrėžia mūsų bendrystę, mūsų santykius su viešpačiu Dievu ir mūsų bendrystę vienas su kitu, kad jie atitiktų Dievo valią, kad jie atitiktų Kristaus mokymą. Nes būtent tik tai pasitarnauja mūsų geroviai, mūsų sielos geroviai, mūsų išgelbėjimai, mūsų išganimai. Ir todėl, kai Korinto bažnyčioje kažkas bandė ten sakyti, aš esu Apolo, aš Kefo ir panašiai, tai jau grėsė tokia stammeldystė, būtent žmogaus išaukštinimu, galbūt paliekant nuo šaly tą vienintelį, kuris yra bažnyčios galva, Jėzų Kristų. Taigi vienintelis būdas turėti vienybę, taiką, paklusti vieninteliam Jėzaus autoritetui, jo valdžiai, leisti jam valdyti, jam vadovauti, ką jis daro per savo žodį, ką jis daro per savo tarnus, per tarnautojus bažnyčioje. Visa tai, kad mes turėtume prieš akis tą vienintelį autoritetą, todėl raštas sako, tavo žodis yra žibintas mano žingsniams. Taigi pasaulyje žmonės retai kada sugeba gyventi taikoje vienas su kitu. Taip, kažkur tai vienoje vietoje karas baigėsi, kitoje vietoje prasideda, trečioje vietoje. Ir vienu metu nebūna, kad tik viename pasaulio taške vyktų karas. Vienu metu daugelį pasaulio taškų vyksta karai. Taip, taika atrodo toks dalykas, apie kurį galima būtų tik tai pasvajoti. Tačiau tas dalykas yra įgyvendinamas. Taip, Jėzuje Kristuje. Ir štai jeigu Jėzuje Kristuje mes esame, todėl bet kokie kiviršai, karai, jie yra visiškai nepriimtini, jeigu mūsų gyvenime viešpatauja tas, kurį mes vadiname taikos kunigaikščiu, Salemo karalius, ramybės karalius. Taigi tam, kad mes galėtume gyventi taikoje vienas su kitu, turime sergėti tą vienybę, dažniau pamastyti, aš esu tik tai narys viso kūno. Taip kaip viename kūne yra daug narių, taip aš esu tik narelis. Man reikalingas, tu, visi jūs esate kaip nariai, man reikalingi. Tik tuomet kūnas galėsės teisingai, deramai funkcionuoti Dievo garbiai, Dievo šloviai, kad Dievas galėtų panaudoti kažką kaip rankas, kažką kaip ausis, kažką kaip kojas, kažką kaip kitą kūno dalį. Taipogi, tam, kad mes galėtume gyventi taikoje vienas su kitu, kitas svarbus dalykas, kuris yra būtinas, be kurio niekaip negalima apsieiti, tai yra nuolankumas, nusižeminimas. Tai yra savybė, kuri pasaulio akise jinai tokia nepriimtina. Pažiūrėkite, net ir dėrybos kokios, kai vyksta, kaip sunku yra kažkuriai tai pusiai nusileisti, nusižeminti. Ne, bus taip, kaip aš noriu. Antroji pusė sako, ne, tu turi nusižeminti ir priimti mano reikalavimus. Ir žiūrėk, vyksta tos dėrybos ir niekaip negali prieiti prie tosios taikos. Krikščionybėje yra kitaip, tai yra kitokia karalystė, kitokie principai.
Ir apaštalas Paulius, rašydamas Romos bažnyčiai, sako, sutarkite tarpusavyje. Nesiverškite prie aukštų dalykų, pasitenkinkite kukliais, nelaikykite savęs išmintingais. Tokie dalykai, kuriuos pasiūlius gyvenančiam šio pasaulio dvasia, sakytų, tu kvailys. Tiesiog pasakytų, kvailių pavadintų. Kitame vertime skamba, būkite vienminčiai tarpusavyje. Sekite nuolankiaisiais. Gyvenkite santarvėje, dar vienas vertimas skamba. Taip, reiškia, pagalmastykime, sutarkite, būkite vienminčiai, gyvenkite santarvėje. Taip, mūsų širdis, giliai širdyje žmogus trokšta tų dalykų. Tačiau pasaulis to nelabai gali pasiūlyti. Taigi, ką čia Paulius ragina? Vienos minties, vienas su kitu, nepuoselėti iš didžių minčių, draugauti su nuolankiaisiais, nelaikyti savęs išmintingais. Jeigu mes ir turime kiek tosios išminties, mes ją turime iš Dievo. Per Dievo malonę esu, kas esu, sako apaštalas Paulius. Ir turime pripažinti, kad mums trūksta tosios išminties itin dažnai. Ir Jokūbas sako, jei kam trūksta išminties, te prašo Dievą. Bet čia problema atsiranda, kad dažnai mes nedrįstame pripažinti, kad man trūksta tosios išminties, nes čia jau reikia nuolankumo ir nusižeminimo. Negi pripažinsiu, kad aš esu kvailys. To kvailumo turiu labai daug. Taigi išdidi pasipūtusi dvasia, ji griauna vieningumą, ji griauna taiką. Tuomet žmogus daugiau orientuojasi tik į save, kas man naudinga, ką aš darau, ką aš sakau, ko aš noriu. Ir toks užmiršta apie kitus bei kitų reikalus. Taigi pasipūtimas, savęs iškelimas, gyrimasis, išdidumas, iš to kyla tik nepagarba kitiems. Ir taika tampa praktiškai beveik neįmanoma. Taigi viena mintis, tos pačios pažiūros, tie patys siekiai, iš kur tai? Sako, sekite nuolankiaisiais, draugaukite su žemaisiais. Viena mintis ten, kur yra širdies nuolankumas. O tai iš tikro neatrodo išmintinga žmogaus, gali atrodyti neįtin išmintinga žmogaus akise. Štai kodėl tame pačiame kontekste Paulius sako, nebūkite išmintingi savo akise. Taigi nuolankumas būtina savybė. Jis būtinas, kad galėtume kurti taiką, vieningumą. Tuo tarpu išdidumas, jisai viską daro priešingai. Jisai griauna tą taiką, griauna vienybę, kūrė nesutarimus, susiskaldimus. Taip, jeigu yra nuolankumas, ten bus lengviau ir aukotis vienas dėl kito, nesavanaudiškumas. Apaštalas Petras sako, būkite vieningi, užjaučiantis kitus, mylintis brolius, gailestingi, nuolankus, neatsilyginkite piktų už piktą ar keiksmą už keiksmą, bet priešingai laiminkite, nes patys esate pašaukti paveldėti palaiminimą. O, pasakytum, tai pasaulio akise tokius žodžius, neatsilyginkite piktą už piktą, keiksmą už keiksmą, bet priešingai laiminkite. Vėlgi sakytų, tau reikia pas gydytoją, tuoj diagnozę tau nustatysime. Bet Kristaus karalystės principai, standartai yra kitokie. Tokie standartai, tik tai kurių dėka įmanoma taika, vienybė, ramybė. Taigi turime suprasti, išmokti suprasti. Pirmiausia, patys turime siekti suprasti. O kaip dažnai būna, mes norime, kad visas pasaulis mane suprastų. Bet ar pats pasistengiu suprasti, kodėl žmogus pasakė tai, ką pasakė, kodėl jis pasielgė taip, kaip pasielgė. Ar bandau suprasti jo motyvus. Galbūt su Dievo pagalba, suprasdamas tos motyvus, pamatyčiau, kad tai, ką jis pasakė, jis gerai pasakė, iš tikrųjų, kitame kontekste. Bet jeigu aš skubu tik tai trokštų tik to, kad mane suprastų, tai vėlgi nebus tosios vienybės ir tai parodys, kad nelabai aš ir noriu aukoti savo principus, gal noriu, kad mano paskutinis žodis būtų. Taigi gyvenkite taikoje vienas su kitu, moko mus Viešpats, kame reikalingas ir nuolankumas ir pasiaukojimas. Taipogi raštas ragina, kad mes gerbtume vienas kitą ir vėlgi vienas kitą. Abipusis dalykas.
O kaip dažnai gali nutikti, ta žmogiška prigimtis, kūniška prigimtis. Galbūt norime, kad visas pasaulis mus gerbtų, o mes ne vieno. Tu turi mane gerbti, o aš ar pasiruošęs tave gerbti kaip žmogų, tiesiog jau vien kaip žmogų. Taip, pagarba vienas kitam, ji yra būtina, kad mes galėtume turėti tą bendrystę, palaikyti tą bendrystę, kurią turime Jėzumi Kristuje. Visą tai, ką sakau, nepamirškime, sukasi apie tą bendrystę, kurią mes turime Jėzuje Kristuje. Bendrystė su Dievu ir bendrystė vienas su kitu. Jeigu nebus pagarbos vienas kitam, apie kokią bendrystę gali būti kalba. Priešingai, sakyčiau, aš nieko bendro su tavim neturiu ir nenoriu turėti. Kodėl? Nes negerbiu. Ir priešingai, kur yra pagarba, ten jau yra bendrystės daigas. Taigi, mes turime lietuvišką gražų žodį, draugiškumas, draugas. Kodėl lietuvių kalboje toks ypatingas yra, gražus? Nes jis yra nuo žodžio drauge. Tai, kas yra drauge. Taip, tai yra viena reikšmė, kai yra tokie artimi draugai, bičiulis. Kitą turime nuostabų žodį, bičiulis, su kuriuo galbūt kartu einate žvejoti, kartu ten dažniau susiskambinate. Tai yra normalu, kažkokie artimesni. Bet yra tas draugiškumas, kuris yra giminingas žodžiui bendrumas, bendruomeniškumas. Štai raštas pabrėžia tokio draugiškumo reikšmę, svarbą mūsų kaip krikščionių gyvenime. Ir kai žmogus įtiki Jėzų Kristų, ateina į bendruomenę, užsimezga draugiški santykiai, tą bendrystę, kurie itin svarbus, kad jie toliau būtų stiprinami, puoselėjami. Kodėl tie santykiai reikalingi? Jie yra reikalingi tam, kad mes vienas kitam galėtume padėti dvasiškai augti, dvasiškai bręsti, būtume vienas kitam padrasinimas, kai reikia vienas kitam ir pataisimas. Tai yra būtinas dalykas. Taigi draugiškumas kaip bendruomeniškumas, tai kas yra bendra, tai ką mes darome drauge, kaip mes einame drauge, kaip mes kūrėme drauge, kaip mes mokomės drauge, kaip mes studijuojame drauge, kaip mes tarnaujame drauge. Tai yra ta prasme, ką reiškia būti drauge, draugiškumas. Kaip Apaštalų darbų knygoje 2 skyriuje, kai mes skaitėme, kai gimė bažnyčia, kai pirmieji 3000 buvo pakrikštyti, išgirdę apaštalo Petro skelbiamą gerąją naujieną. Ir ten yra taipogi tokie žodžiai. Visi tikintieji laikėsi drauge. Bet ir nuo to žodžio yra lietuviškas draugas, drauge. Jeigu laikėsi drauge, tai reiškia laikėsi drauge. Jie turėjo bendrystę, jie bendravo, jie buvo kartu kaip bendruomenė. Taigi tas žodis eklezija lietuviškai reiškia bendruomenė. Žodis bažnyčia, jis toks yra, turi slavišką kilmę, božnica. Toksai jis net nėra toks grinai lietuviškas žodis. Jeigu gilioje senovėje net nerastumėte tokio lietuviško žodžio. Eklezija kaip bendruomenė, surinkimas. Surinkimas, kad būtume kartu, drauge, kaip bendruomenė. Taigi su kuo, pamastykime, su kuo mums mieliau leisti laiką. Sakoma, kad apie žmogų gali pasakyti iš to, kokie jo draugai. Taigi mes reikalingi vienas kitam, padėti vienas kitam, gyventi krikščionišką gyvenimą, drauge sekti Jėzumi Kristumi. Padėti vienas kitam augti dvasiškai, drauge. Padėti vienas kitam vykdyti Dievo valią, drauge. Štai kodėl laiško Hebrajam autorius pateikė tokį svarbų raginimą, žinodamas, kad žmogus, kaip ir tuomet, prieš 2000 metų, toks ir dabar, taip jis yra silpnas, gundomas ir gali kartas nuo karto pasiduoti tam savo kūnui ir kažkur tai nukrypti į šalį, užmirždamas, kas jis yra Kristuje, užmirždamas apie tąją bendrystę, tą draugystę, kurią turi Jėzuje Kristuje. Laiške Hebrajam 10 skyriuje 23 eilutėje sako, išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą. Taip, viltis, mūsų sielos inkaras, sako, nepajudinama. Nes jeigu tu prarasi viltį kaip savo sielos inkarą, tu prarasi ir sielą savo. Išlaikykite. Nes ištikimas tas, kuris davęs pažadus. Tai yra mes įsikibę laikomės į Dievo pažadus, kurie padeda mums išlaikyti viltį.
Bet ir ko tam reikia? Sako, sergėkite vieni kitus. Ir kaip mes galėtume vienas kitą sergėti, nematydami vienas kito, neturėtume bendrystės vienas su kitu, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Štai kodėl sako autorius, nepraleiskite savų susirinkimų, kai kurie yra pratę. Taip, tai nėra 21 amžiaus problema, ta problema buvo jau ir tuomet, nes sako, kaip kai kurie yra pratę. Bet raginkite vieni kitus. Taigi, toks draugiškumas, bendruomeniškumas, jis yra būtinas ir jį būtina palaikyti. Tam, kad palaikyti tą bendruomeniškumą, tą vienybę, pagarbą vienas kitam, turime mokytis priimti vienas kitą. Pasaulis kaip priima kitus žmonės? Pagal statusą, būna kaip dažnai pamenu iš to gyvenimo, kiek ilgo ar trumpo, kaip vertinti, nežinau, bet dažnai su kažkuo tai susipažįdavai ir pirmas klausimas, ko užsiemi, ko dirbi, pirmas klausimas. Nes rūpi žmogui, kuo tu dirbi ir kiek tu uždirbi. Pirmas dalykas. O jeigu pasakysi, dirbu kiemsargiu, uždirbu pusę minimumo, ir turbūt sakys, ačiū, viso gero, malonu buvo pakalbėti ir tu nebereikalingas, jis nepriims tavęs į savo kompaniją. Buvau studentas ir atsimenu vienas vaikinukas, esu minėjęs tą pavyzdį. Jis negėrė, nerūkė, toks balselis buvo kaip mergaitė, pats buvo toks žemo ūgio. O žinote, jaunimas tokie visi, krūti tokie, kuo mandresnį bando tokie pasirodyti. Ir jis ten eidavo, nori prie tos kompanijos prisitrinti, o jo nepriema. Sako, ir rūkyti pradėjau, ir alų gerti pradėjau, ir vis tiek manęs į kompaniją nepriima. Galvoju, kvailiuk tu, būk tu savimi, ieškok tokių, kurie tave priims. Tačiau viešpats mus priima tokius, kokie mes esame. Ir jeigu viešpats mus priima tokius, kokius esame, kaip svarbu, kad mes mokėtume priimti vienas kitą, tokius, kokie esame. Taigi tikrai, jeigu jūs kažkur tai galbūt buvote kokioje vietoje, kompanijoje, kur nejautėte, kad esate priimamas, ar buvo noras vėl tenai sugrįžti? Tikiu, kad tikrai ne. O Kristus mus priėmė. Ir mes kaip Kristaus kūnas esame pašaukti tam pačiam, priimti vienas kitą taip, kaip Kristus mus priėmė. Jeigu Kristus priimtų mus tik tai pagal mūsų statusą, mūsų išmintį, mūsų sugebėjimus, mūsų tą tariamą šventumą, nei vienas iš mūsų neturėtume šansų būti priimti į jo kompaniją, į jo ratą, į dieviškąją šeimą. Per Dievo malonę esame priimti į Dievo šeimą, todėl ir mes su Dievo malonė turime tą pačią malonę, kurią Dievas mums suteikė, įliejo, tokią pačią malonę turime būti pasiruošę priimti vienas kitą. Laiške Romiečiam 15 skyriuje labai yra tokia svarbi eilutė, kur apaštalas Paulius sako, priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jūs priėmė, Dievo garbiai. Du paskutiniai žodžiai labai svarbus. Taip ilgai galvojau ties tai žodžiais, jų galėjo tiesiog apaštalas Paulius pasakyti, priimkite vienas kitą, kaip Kristus jūs priėmė, įsakymas, taškas. Bet sako, Dievo garbiai. Reiškia, tas priėmimas vienas kito yra Dievo garbiai. Galbūt kažkokiai srity nelabai ten simpatijos jaučiu, kūnas sako kitaip, bet aš nenoriu būti vedamas kūno, aš noriu būti vedamas dvasios, tos dvasios, kurią tu apgyvendinai manyje, Dieve. Reiškia, aš noriu elgtis taip, kaip tu, Dieve, mokyk mane tame, pataisyk tame ir jeigu mums tai pavyksta padaryti, toks mūsų poelgis jau yra Dievo garbiai, nes Dievas tą patį padarė mūsų atžvilgiu. Priimti reiškia pripažinti jo vertingumą, jo reikšmingumą. Ir jeigu kažkokios tai charakterio savybės gali nepatikti, apie kitus dalykus pamastykime. Prieš tave stovi žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą, bet dabar kontekste kalbu, jis yra tavo brolis, sesuo, jis yra Dievo vaikas. Taigi, tai reiškia priimti jį kaip Dievo vaiką, kaip brolį, seserį Kristuje, taip kaip Dievas tave priėmė. Taip, tame vėlgi reikalingas yra, kad mokėtume gerbti vienas kitą, tą pagarbą vienas kitam, apart priėmimo reikalingas paklusnumas vienas kitam.
Ir vėl raštas daug kalba apie tai, Paulius sako, jūs paklusote tą mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti ir buvę nuodėmės vergais, tapote teisumo tarnais. Taip, išgelbėjimas neįmanomas be paklusnaus tikėjimo. Tai daugiau nei žinoti, pripažinti, kad yra Dievas danguje, bet kad tas tikėjimas matytųsi tame, kaip aš elgiuosi sutinkamai su tuo, ką aš tikiu. Be paklusnumo Dievui mes net negalime tapti krikščionėmis. Ir tas paklusnumas yra nuolatinis dalykas. Pakluskite Dievui ir velnias bėgs nuo jūsų, sako Jokūbas. Taip, raštas kalba daug apie paklusnumą viešai valdžiai, apie paklusnumą vienas kitam. Paulius rašydamas Efezo bažnyčiai sako, pakluskite vieni kitiems. Ir vėl įdomi eilutė panaši į tą perskaitytą iš laiško romiečiams. Galvoju, būtų parašęs, pakluskite vieni kitiems. Viskas, įsakymas. Paulius, įkvėptas šventosios dvasios, tai pasakė. Bet dar pasakyta, dėl Kristaus baimės arba iš Kristaus baimės. Pagarbi viešpaties baimė yra išminties pradžia. Dėl to, kad viešpatie iš tos pagarbos, iš tos pagarbios baimės tau, aš negaliu kitaip pasielgti. Todėl paklūstu tau, nes tu žinai, kas man yra geriau. Jūs jaunesnieji, būkite klusnus vyresniesiems, būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, moko apaštalas Petras. Taigi itin daug šventajame rašte kalbama šią temą apie nuolankumą, apie paklusnumą ir vėlgi vienas kitam. Vėl abipusis, nesinori vartoto žodžio žaidimas kaip tenise, nes tai yra rimtas dalykas, tai nėra žaidimas. Bet tai yra abipusis dalyvavimas, tai nėra vienpusis dalykas. Jūs visi turite paklusti man, išskyrus mane. Ne, vienas kitam. Galima prisiminti apaštalo Pauliaus žodžius, kuriuos jis sako, rašydamas Filipų bažnyčiai, 2 skyriuje. Jis sako, tegul nelieka vietos vaidams, tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Ir būti tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus, tai yra mūsų viso gyvenimo mokykla. Mes to siekime, mes tame einame, kylame ir kiekviename gyvenimo žingsnėje mes turime to mokytis, kad vis labiau tas nusistatymas, koks yra Kristuje, jis vis labiau išryškėtų mūsų kasdienėme gyvenime. Taigi esame raginami gyventi taikoje vienas su kitu, kalbant apie bendrystę. Esame raginami gerbti vienas kitą ir esame raginami mylėti vienas kitą. Kaip mes giedojome ką tik giesmėje, Dieve suvienyk mus, Dieve suvienyk, ryšiais neišardomais junki mus. Dieve suvienyk, sujunki mus meilės ryšiais. Ir kai pažiūri šios giesmės eilutes, tokie du žodžiai labai stringa – neišardomi ir meilė. Būtent meilės ryšiai, jie vieninteliai yra neišardomi ryšiai. Jeigu nebus meilės, tai ir nebus nieko neišardomo. Kur nėra meilės, ten nebelieka nieko tvirto, nieko pastovaus, bet viskas išyra. Tai vakar toks įstrigo truputį filmą žiūrėjau pagal Orvelo, ten 1984. Ir ten vyriškis ir moteris, kurie pamilo vienas kitą, kas tuo meto pasaulyje yra nepriimtina, uždrausta. Ir moteris sako, jie bijo meilės. Jie bijo meilės, nes meilė sukuria pasaulį, kurio jie nebegali kontroliuoti. Taip, meilė yra jėga ir tai nėra neišardomi ryšiai. Tai yra veiksmas, tai yra daugiau nei jausmas, tai yra valios veiksmas, tai yra linkėjimas gero, geradarystė. Raštas įvardyja meilę kaip savotišką skolą. Sako, niekam nebūkite nieko skolingi, išskyrus tarpusavio meilę. Įdomus žodžiai, reiškia, tokia savotiška skola, kurią tu turi visą gyvenimą duoti ir vėlgi vienas kitam, tarpusavio, vėlgi vienas kitam atidavinėti tąją skolą. Nes mes esame Kristaus kūno, vieno kūno nariai, nors patys to mes nenusipelnėme.
O Dievas mums parodė tokią meilę ir todėl tai turi paskatinti mus atsakyti tokią pačią meilę vienas kitam. Kas myli kitą, tas įvykdo įstatymą, sako Paulius. Meilė nedaro nieko pikta artimui, meilė įstatymo įvykdymas. Vėlgi pabrėžia apaštalas Paulius. Meilė kaip rezultatas. Apaštalas Petras vienoje frazėje pamini 2 kartus meilė, tokie skirtingi žodžiai jie yra panaudoti. Klusnumu tiesai nuskaidrinę savo sielas neveidmainiškai brolių meiliai, karštai mylėkite iš širdies vieni kitus. Labai įdomi yra eilutė, nes čia panaudoti 2 žodžiai. Ir fileo, kaip ta juslinė jausminė meilė, ir agapė, kaip valios meilė. Tai yra, kai mes buvome atgimę klusnumu tiesai, dvasia nuskaidrino mūsų sielas, savotiškai apvalė tą purvą, tas dulkes ir tuomet apvalyta siela jau įgijo galimybę, pajuto tą jausmą kitiems gimusiems iš Dievo. Ir tas jausmas turi paskatinti dar gilesniai agapę meilį, kur jau reikia ir valios, ir pastangų, ir pasiaukojimo, ir nusižeminimo, ir nuolankumo. Nes meilė tai jau yra kaip paklusnumas. Taigi pamastykime apie tai, ką reiškia bendrystė, bendravimas viename kūne. Paskaitykite namuose visą 1 Jono laišką, kurį galima įvardyti kaip meilės laiškas. Tokia žinia, kurią girdėjote nuo pradžios, mes turime mylėti vieni kitus, sako apaštalas Jonas. Vėlgi vieni kitus, abipusis veiksmas. Štai jo įsakymas, kad tikėtume jo sūnaus Jėzaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta. Vėl abipusis veiksmas. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė iš Dievo. Kiekvienas, kas myli, gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Vėl vieni kitus. Mylimieji, Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Dievo niekas niekuomet nėra matęs, jei mylime vieni kitus, Dievas mumise pasilieka ir jo meilė mumise tampa tobula. Vėlgi vieni kitus. Taip, meilė tai vaikščioti jo įsakymų keliais, Dievo žodžio keliais. Ir tą bendrystę, kurią mes turime, nepamirškime, kaip pradžioje paminėjau eilutę, jeigu vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, jo sūnaus kraujas, mes turime bendrystę vienas su kitu ir jo sūnaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Bendrystė su Dievu neatskiriama nuo bendrystės vienas su kitu. Ir visos tos ne tik privilegijos, teisės, bet ir tos pareigos, kurių kažkiek tai šiandieną paliečiau. Ir kaip Jėzus pasakė, iš to ir pažins pasaulis, kad esate mano mokiniai, jeigu mylėsite vienas kitą. Taigi gyvenkime taikoje vienas su kitu, nes Kristaus karalystė yra taikos karalystė. Gerbkime vienas kitą, priimkime vienas kitą, nes visi mes esame neverti, buvome neverti, bet Dievas mus priėmė tokius, kokie mes buvome.